Nori uždirbti iš verslo paskolų, bet bijai prarasti pinigus? Tokiu atveju tu turi suprasti, ką reiškia LTV rodiklis. Kalbant paprastai, tai yra rodiklis, kuris parodo, kokią dalį turto vertės sudaro paskola. Tai yra tavo saugumo pagalbė, jeigu projektas bankrutuotų, vėluotų. Taip, tai kaip LTV rodiklis apskaičiuojamas, galėsi matyti ekrane. Kalbant apie formulę, tai tą skolinamą pinigų sumą reikia dalinti iš įkeičiamo turto vertės ir padauginti iš 100%. Taip mes gauname procentinę išraišką. Sakykime, yra nekilnojamo turto vystytojas, kuris skolinasi 60 000 eurų, na ir jisai įkeičia žemės sklypą, kurio vertė yra 100 000. Tai šiuo atveju LTV rodiklis būtų 60%. Dažniausiai investuotojai renkasi, kad LTV rodiklis būtų kuo mažesnis, nes tai reiškia, kad vystytojas įkeičia vertingesnį turtą. Išieškojimo atveju tiesiog investuotojai yra saugesni, kad jų investicijos sugrįš ir to turto užteks padengti visiems įsipareigojimams. Jeigu mes investuojame į projektą, kurio LTV yra 60%, tai gali įsivaizduoti, kad atsitinka krizė ir vystytojas bankrutuoja, nebegali vystyti savo įsipareigojimų ir platforma perima įkeistą turtą, kuris buvo įvertintas 100 000, na ir parduoda jį varžytinių metu. Tai norėdama, kad tas turtas būtų parduodamas greičiau, padaro nuolaidą, net 30% tiesiog parduoda už 70 000 eurų. Kadangi turtas buvo įvertintas 100 000 eurų, padarė nuolaidą 30% net, tačiau to vertės vis tiek užtenka padengti visiems įsipareigojimams. Paskola buvo 60 000 eurų, o už parduotą turtą yra gaunama 70 000 eurų pinigų suma, kuri yra paskirstoma investuotojams. Taip, tai jau galite įsivaizduoti, kas būtų, jeigu LTV būtų 70% arba didesnis. Tokiu atveju su nuolaida grąžintos pinigų sumos vos užtektų arba jau nebeužtektų grąžinti paskolą investuotojams, padengti jiems turimus įsipareigojimus ir investuotojai galėtų patirti nuostolį. Tad LTV rodiklis padeda sumažinti investavimo riziką ir taip apsisaugoti nuo nenumatytų atvejų. Išvada yra paprasta, kuo mažesnis LTV, tuo investuotojai gali būti ramesni, kad atgaus savo investuotą pinigų sumą.